Tai labas rytas, jau mane pristatė, šiek tiek jaudinuosi, nes apie neformalų ugdymą žinau, bet šiek tiek daugiau mes orientuoti į tai esam į tą mūsų tą bendrąjį ugdymą, bet pabandysiu nusiraminti ir pradėti tada savo pranešimą. Mano pranešime jūs matote, kad yra ne tas pavadinimas, kurį įvardino žygis, bet yra ir skirtingi kartu. Tai šiandien mes truputėlį apie tai ir pakalbėsim, kaip mes galim skirtingi visi kartu būti visada. Ir nuo ko aš pradėjau, kai sužinojau, kad mane pakvies į šitą renginį, tai pradėjau nuo tų dokumentų ieškojimo, o kasgi tas neformalus ugdymas, kad aš galėčiau žinoti daugiau. Aišku, tos žinios mano yra, tikrai turėjau, bet galvoju, gal reikėtų daugiau sužinoti. Ir labai daug dalykų jūs išmokot vaikus, būtent šitam neformaliame ugdyme. Čia vaikai įgyja draugų, pasitikėjimo, kurių reikės jiem gyvenime. Ir šiandien dar šiek tiek remsiuosi savo asmeninę patirtimį, nes esu ne tik švietimo atstovas, esu ir mama, kuri augina vaiką su negale. Tai persipins šiek tiek mano visi dalykai, todėl galbūt ir toks jautresnis bus mano pasakojimas. Ir labai smagu, kad tų būrelių dabar yra labai daug, lanko vaikai įvairius, bet mes dar turime atskirti. Vaikai, turintys specialių ugdymosi poreikių, lanko būrelius, kurie yra jiems ir skirti, specialiųjų poreikių mokiniams. Ir ko jie netenka? Netenka draugų, netenka komunikacijos, netenka įgūdžių ir tai, kaip galima sakyti, jiem užkerta kelią būti su jais. Ir kaip būtų liūdna, bet šiandien mes pažaisim. Padarysim eksperimentą. Vakar jūs buvot visi susitikę, vieni kitus jau daugmaž žinot, tai šiandien rytą pradėsim taip. Pasižiūrim į savo kaimyną, pažiūrim jam į akis ir pasakom tokį dalyką. Sakom, kokios gražios, įvardinam spalvą, tavo akis. Pabandom. Taip. Ar visi jau žinot savo spalvas akių? Ar yra dar tokių, kuriem reikėtų šiek tiek pagelbėti, nes būna, sako, mano rudai mėlynos, ne? Tai tokių šiandien nebus, bus arba rudos, arba mėlynos, arba žalios. Tai žinot, ne? Jau visi susipažinot, palinkėkit geros dienos ir pradedam. Taip, tai žmonės, kurie yra rudakiai. Dabar mane girdit, aš dar nedaviau instrukcijus, kaip vaikai, negirdit, ką aš sakau. Taigi, rudakiai, pakeliam vieną ranką. Vau, kiek jūsų nemažai, tom gražiom rudom tamsiom akim. Gerai, ačiū. Tada aš paprašysiu mėlynos spalvos akių atstovų pakelti 2 rankas. Nu tikri vaikai, negirdit instrukcijų, iki galo neišklausot. Mėlynakių jūra, visa jūra, labai smagu, kad jūsų yra tiek daug. Ir gal mes turime, jau nuleiskit, atsiprašau, aš visų instrukcijų neišvardinau. Tai palaikėm, nuleidžiam rankas. Dabar paprašysiu tų žmonių, kurie turi tas žalias, gražias, svajingas akis. Ar jų yra čia šiandien? Vau, jūsų net atsistojam. Gerai, turim ir žaliakių. Labai smagu. Bet jūra didesnė buvo mėlynų akių, bet tai nieko neįtakoja, žinokit, mūsų eksperimentui. Dabar tie, kurie yra rudakiai, pamojuojat man. Aš dabar apibūdinsiu jūs. Mes surinkom duomenis, kaimynų pasakojimus, dar iš visuomenės tokius dalykus sužinojom, tai jūs rudakiai esate tokie, klausykit. Jūs esat pastabus detalėms, jums labai svarbi struktūra, jūs darbą atliekat iki pabaigos, jūs mėgstate dirbti vieni. Tai jūsų toks apibūdinimas yra šiandien.
ir jums patinka programavimas ir jis jums tinka. Nes jūs tie žmonės, kur mes siūsim visus jūs mokytis neformaliam ugdyme, būtent programavimo, nes tai atitinka jūsų gebėjimus. Taip, mėlynakiai, kur jūs, va šitie aktyvūs žmonės, drąsūs, tie, kurie lyderiai, mėgsta dirbti komandoje, užsibrėžtų tikslų siekia. Jūs esat futbolistai. Šiandien buvo krepšininkų, bet jūs būsit futbolistai, nes jūs labai atitinkat šitam kriterijui. Ir žaliakiai, jūsų laukiu, taip, jūs esat svajingi, labai esat muzikalūs, jūs atkaklus, mokotės labai, tai jūs esat šitie žmonės. Bet dabar jūs visi turite šitos dalykus. Bet įsivaizduokim, kad tas vienas rudakis, kuris čia yra, sugalvojo būti futbolistų. Bet ką darysim? Ką darysim? Mesgi žinom, kad jis puikus yra programuotojas. Pagal jo visus apibūdinimus, pagal tai, ką mes surinkom, ką mes žinom iš visuomenės, jis yra puikus programuotojas. Ką darysim? Kas? Treneris bus. Ar priimsim? Priimsim? Bet jisgi programuotojas geras. Gerai, sakot, priimsit. Bet manau, bus daug rūpesčių. Kaip galvojat? Bus? Kokiu bus rūpesčių? Žiūrėk, be jūsų gal dar kas žino. Jūs labai aktyvus, aš labai džiaugiuosi jūsų aktyvumu, bet ir noriu paklausti, kokiu rūpesčių turėsim? Taip, kas dar bus? Negebės komandai žaisti, taip. Žinot, gebės. Bet žinot, ką aš noriu pasakyti? Bet mes labai daug turėsim dalykų išmokyti. Apie futbolą mano žinios yra labai menkos, nes visą laiką vyro klausia, kas ta nuošalė yra, kiekvieną kartą futbolo varžybų metu. Bet mumgi reikės jį išmokyti, spardyti, mums reikės kamuolį, mums reikės išmokyti būti vartininku, galbūt reikės išmokyti būti gynėjų arba puolėjų. Tiek labai daug dalykų reikės šitam mokiniui išmokyti vaiką. Ir tada mes sakom, ar tai įmanoma grupėje, kaip jūs manot, komandoje tau dalykų visų išmokyti? Įmanoma? Aš, žinokit, jaučiuosi idealiam pasaulyje. Bet mes dažniausiai renkamės ką? Individualų. Ir galbūt dabar ir savo tą patirtį papasakosiu. Mano dukra turi klausos negalią. Jis gimė kur čia, bet turi tam tikrus aparatus, kurie jai padeda girdėti. Bet jinai turi iššūkių. Turi iššūkių nemažai, nes dėl kalbos suvokimo, dėl kalbos raiškos. Ir kai man tenka, kaip mamai tekdavo, kai jinai buvo maža, skambinti ir ieškoti jai būrelių, nes jinai buvo labai aktyvus vaikas, man visą laiką sakydavo, oi, kai aš prisiduodavau jau tam, kad, žinot, jinai turi negalę ir turi tokių iššūkių, aš išgirdavau taip. Tai grupinis užsiėmimas, bet jai reikėtų individualiai. Aš sakau, kaip galima grupinį užsiėmimą individualiai? Nu, žinokit, labai reikia daug įgūdžių išmokinti, kad jinai galėtų būti ten. Ir tai nėra tik mano vienos patirtis. Tai yra patirtis tėvų, kurie augina vaikus su negale. Ir tas individualus, ne visada jis yra tas, kuris iš tikrųjų yra kelias. Ir kas tada atsitinka? Jeigu tai yra privatus, tas individualus man sako, o žinot, jums reikės už tą, kad jis būtų puolėjas, kad jis būtų vartininkas ir kad būtų gynėjas, sumokėti komandos mokestį. Nes tiek reikia daug įdėti. Tai ta tokia realybė yra, kad mūsų vaikai tokie yra brangus vaikai. Ir tėvai tikrai pati vedu vaikams ir užsiėmimus. Ir tėvai sako, mūsų vaikų nenori. Arba jeigu mes pasakom, kad norėtume,
tai kaina būna kažkodėl kitokia. Bet keliam toliau. Tai koks mūsų tikslas šito rudakio atžvilgiu? Ko mes tikimės? Ko mes norėsim išmokinti? Įtraukti komandą. Ko dar? Ko mes tikimės, ką tas vaikas pasieks? Negirdėjau? Sėkmę patirs. Labai puiku. O ko tėvai tikisi? Kad vaikui bus gera. Bet žinot, mūsų kartais lūkesčiai yra tokie. Ir tėvų, ir mokytojų, ir tėvų. Yra lūkesčiai, kad mes kažką tai laimėsim, kažką mes pasieksim, kažkas bus nuostabaus, kaip ta taurė už mano nugaros. Ir tai bus kažkas tai tokio. Ko tikisi vaikas? Gero laiko. Ką dar? Draugų. Ir iš tiesų mes visą laiką užmiršam vaiko tikslą. Kodėl jis nori? Kodėl tas rudakis nori į tą futbolą? Ko jis ten tikisi? Jis gal nori kamuolį mėtyti, spardyti arba paduoti arba draugui komandos. Gal jis tiesiog nori būti su tais vaikais. Ir kas yra labai svarbu? Svarbu yra tuos lūkesčius mūsų ir tikslus suderinti. Nes kartais mūsų tėvų ir vaiko lūkesčiai yra visiškai skirtingi. Kodėl vaikai kartais nustoja norėti eiti tą būrelį? Todėl, kad mūsų lūkesčiai jų atžvilgių yra labai dideli. Ir ką vaikai gali išsinešti iš šito būrelio, jeigu mūsų lūkesčiai yra suderinti? Jie susiras draugų, jie mokysis bendrauti, dalyvaus veiklose ir aišku, tai padės jam visam gyvenimui. Bet ar galima vaiką priimti į būrelį nepasiruošus, kaip galvojat? Ar žinot, kad yra tokios ugdymo rekomendacijos? Kas nors žino, kokios tos rekomendacijos? Šitas, visas žinot. Tai aš su jumis pasidalinsiu. Tai yra ugdymo rekomendacijos būtent formaliam ugdymui, bet vienoje eilutėje, pačiame gale yra parašyta, kad šitomis rekomendacijomis gali vadovautis ir organizuojant neformalų ugdymą. Tai yra jūsų gairės, kaip priimti vaiką su specialiaisiais ugdymosi poreikiais į savo būrelį. Ir man pačiai, mano dukra tikrai labai aktyvus vaikas, lanko begalės būrelių ir lanko tokį nuostabų būrelį. Šeštadienį reikia turėti motyvacijos dar šeštadienį lankyti būrelį. Tai tas būrelis mane pasikvietė ir aš jiems visiems paskaičiau paskaitą apie tai, kas yra klausos negalia. Ir jiems taip tapo aišku, kaip dirbti su tokiais vaikais ir aš džiaugiuosi, kad tų vaikų ateina ir daugiau. Ateina ir gestakalbių vaikų su vertėjais. Tai yra toks labai nuostabus dalykas, kai vaikai gali būti kartu. Tai ką aš jums galiu iš tų rekomendacijų pasakyti, kad yra tokie bendrumai, ką jūs turėtumėt žinoti. Tai visų pirma, ką mes turim pasiruošti, tai aplinka. Visų antra, mes turim susitarimus, kokiu tikslu mes sieksim, planą. Jūs žinot, kad yra vaikų, kuriem labai reikalingas planas, ką mes darysim. Ir šiandien vaikščiau krepšininkai ir aš mačiau ir prisimenu, kaip varžybose jiem greitai yra viskas planas, paaiškinimas, ką tu turi daryti. Tai lygiai tas pats yra su vaikais. Mes turim turėti planą. Instrukcijas, kurių šiandien aš jums sakiau, bet jūs neišlaukite iki pabaigos, ne? Tai irgi labai svarbu išmokinti šitas instrukcijas. Ir aišku, paskatinimai. Žinot, mes labai kažkaip dažnai tuos paskatinimus suprantam tokį prizo turėjimas ar kažkokių dalykų padalinimas, bet iš tikrųjų paskatinimas tai yra žodis geras apie vaiką. Ir čia matot, tai yra mano pačios vaikas ir jinai, kadangi yra su klausa, turi negalią ir leido man šiandien apie ją kalbėti, tai jinai lanko šokius. Čia kaip tas rudakis sumanė, žinot, futbolą palankyti.
Ir kadangi jinai jau pakankamai didelė, sakau, tu pati susitvarkysi, nes visą laiką aš eidavau prisiduoti ir papasakoti apie ją. Sakau, šį kartą tu pati padarysi viską. Sako, gerai. Ir jinai grįžta po tos treniruotės namo ir jinai man sako, mama, aš priėjau prie trenerės ir pasakiau, aš kur čia? Sakau, ir? O jinai pasakė, žinau, stok šokti. Tai aš linkiu visiems, kad mes matytume tai, kas vaikai yra svarbiausia. Jo norą būti, jo norą kartu žaisti, kartu mokintis, nes tik tas neformaliam ugdyme, įsivaizduokit, tu per pamoką, ar tu gali susirasti tiek draugų, kiek tu gali susirasti, kai tu lankai mėgstamą dalyką. Tikrai ne. Tai šituose jūsų užsiėmimuose vaikai susirangate draugų, kas yra jų amžiai labai svarbu. Ir aš norėčiau šiandien pabaigti su šitom visom gražiom vaikų akimis ir noriu pasakyti, kad nesvarbu, kokia ta spalva, nesvarbu. Svarbiausia, kad tos akis niekada nenustotų norėti būti smalsiems ir žinoti ir pažinti. Tai šiandien mano buvo pranešimas toks, šiek tiek jautrus, šiek tiek kitoks, bet aš jums labai to linkėčiau, kad šviestų akis vaikų. Ačiū.